Daugiau negu prieš 100 metų viskas prasidėjo čia, Alpių papėdėje, kada čekas Wilhelm Swarovski atidarė pirmąją stiklų šlifavimo gamyklą. Čia yra istorijos pradžia. O mes einame į gamyklą ir pažiūrėsim, kaip Swarovskis daro Swarovskius. Hello. Hello. Hallo Sebastian. Rokas. I'm Dana. Rokas. Dana. Davidas. Nice to meet you. Hallo Sebastian. David. Nice to meet you. So, you will have the guided tour? Mums leido filmuoti lauke, bet neleido filmuoti pačios gamybos. Va, tai galimai tas filmas gal ir nebus labai techniškai įdomus. Bet šiaip, atvažiuoti ten, kur viskas prasidėjo, yra žiauriai faina. Šiaip, aš nežinau, kaip čia dirbti reikėtų. Ta prasme, atsisėdi ofise, langą žiūri. Čia kalnas. Nu, kosminiai vaizdai. Tai aš jau minėjau, kad, ta prasme, kurti tokius dalykus, tą, ką daro Swarovskis, reikia įkvėpimo. Čia be jo niekaip. Žiūrinis grožis. Per vienus vartus atvažiuoja visos detalės, tas, kurių negamina Swarovskis pats, ir surinkimo cechą, ir viskas vyksta ratu, ir per kitus vartus jau išvažiuoja gaminiai. Čia yra vaikų darželis, čia yra valgykla, kur galima pavalgyti už 5 eurus, ir visi ingredientai, kuriuos atveža, iš ko yra gaminama, viskas yra vietinės gamybos, ir Swarovskis viską daro, kad jų darbuotojams būtų patogu. Tai va, tai jo, įdomiai. Wow. Vaikų darželėje, sakė, anksčiau būdavo tų vaikų ne tik tai jų darbuotojų, bet kadangi išaugo pati gamykla labai smarkiai, tai tik tai gamyklos darbuotojų apie 40 vaikų darželį nuo pusantrų metų iki 6. O dabar einam į gamyklą, ten žiūrėsim, kaip Swarovskis daro Swarovskio dalykėlius. Gaila, neleis filmuot, kad neišneštume technologinių paslapčių. Man žiauriai įdomu, einu. Viskas yra gaminama su CNC staklėm ir čia tokia tulsa stovi galvučių, staklių, nežinau, 20 000. Jis sakė, labai svarbu darbuotojas, kuris ateina, kad paimtų savo reikalingą, tą būtent reikalingą galvutę ir labai svarbu, kad padėtų jį atgal į vietą. Kas 10 metų staklės yra keičiamos ir atnaujinamas staklynas visas. Aišku, čia žiauriai įdomiai pasakoja, kad pamatas yra metro storio, kad visas oras yra perfiltruojamas 4 kartus, kad jokių dulkių, jokio purvo, nieko, kad nebūtų, ta prasme, o pamatas storas tam, kad vibracijų nebūtų jokių ir galėtų maksimaliu tikslumu dirbti CNC staklės. Ir visos detalės, aliuminis, viskas yra gaminama vietoje. Iš Šveicarijos gauna, iš Vokietijos gauna magnio lydinio korpusus. Čia žiūrono dalis, L-range dalis tokia yra. Įdomi, pažiūrėk svoris koks. Nieko nesveria. Jeigu būtų aliuminis, būtų 30% sunkesnis prietaisas. Čia yra, tai iš magnio yra lieti korpusai. Daug tiksliau gali padaryti ir geometrinę formą geresnį išgauti. Ir ne tai, kad geometrinė forma, sudėtingesnė geometrinė forma gali išfrezuoti negu išliejant. Kai gamina optinį taikiklį iki 95% gaunasi kaip ir atliekos ir tas atliekas atiduoda vėl perdirbimui ir ta prasme, tokį, galima sakyti, uždarą ciklą turi. Kai čia konkrečiai aliuminio lydinys padaro optinio taikiklio korpusą, 95% yra atliekos. Tas atliekas surenka, supresuoja, atvėsina su aliejum ir parduoda į antrinę rinką kaip žaliavą, nežinau. Kaip karštus bandelės. Geras. Toks. Karštas. O ten daro tą patį, tik tai su magnio lydiniu ir su priemaišomis aliuminio. Ir lygiai taip pat grįžta viskas į procesus, į gamybą, gamina kažkokius namų apyvokos dalykus ir panašiai. Iš aliuminio korpusas ir pagrindinės detalės, visos slankiojančios ir besisukančios detalės, kurios juda, yra pagamintos iš vario arba plieno. Anodas yra apsauga nuo išorės poveikio ir tai yra pusiau cheminis, pusiau elektrinis procesas, kada pamerktos detalės į chemikalus, prie jas yra paleidžiama elektros srovė ir gaunasi anodas, kuris ir saugo nuo korozijos, nuo išorinį sluoksnį, vidinį sluoksnį, nuo korozijos saugo, nuo subraižymo saugo, žodžiu, apsaugo patį aliuminį. Anodavimas gali būti pačių įvairiausių spalvų, pats sudaręs raudonus, sidabrinius, geltonus. Kažkada dariau pneumatinius šautuvus, tai žinau biškai.
Čia Svarovskis pats auginasi savo darbuotojus, tos darbuotojus augina eilę metų, turi 2 departamentus, kur moko apdirbti stiklą, kur moko mechanikos. Tie mokslai trunka 3 metus ir ten kiekvienais metais vis sudėtingėja tas jų mokslas. Jie yra aprūpinami pilnai visom darbo priemonėm, dar ir gauna atlyginimą ir Svarovskis sako, kad jie patys savo užsiaugina darbuotojus ir visada didžiuojasi, kai jų darbuotojai išmokyti. Studentai lieka pas juos dirbti, nes tai yra labai gerai abiems pusėms. Ir tokiu būdu jie užsiaugina savo kvalifikuotą darbuotoją. Čia skirtingo rūpumo poliravimo stiklo, skirti milteliai, čia visi mechanizmai, optinio taikiklio, čia ruošiniai. Čia taip pasako, kad pirmais metais mokosi labai pagaminti teisingą linzę. Kaip atrodo žiūronai iš vidaus. Taip keistai, neaišku, kas ten per daiktai ir kokia jų paskirtis, bet ant išėjimo rodo gerai. So every FAR devices has nearly the same setup. We have objective in the front. Here we have very high quality objective with 3 lenses, the so-called aprochromatic objective lenses. So they are correcting the errors of the color by itself. Then we have a focusing lens here. When we are turning this wheel, we are moving the focusing lens from endless back to the near focus distance. Then we have a prism system to flip up the picture. At this point the picture is upside down. Then we have to flip it upside with this prism system, a so-called Schmidt-Pechan system. This is a very compact and modern prism system. And after this prism system we have the ocular pieces. The ocular is just to magnify the picture. When the optical calculation is right, we just have to change this ocular here to have different magnifications. So we have, for example, here 8 time, 10 time, 12 time, and to change from one type to another type, we just have to change this. Only this part. Only this ocular How many pieces. lenses and prisms in Around about 12. 12? 12 12. in each channel. Yeah. So 12. Vienam kanale 12 vienetų įvairių linzių ir prismių. Here we have 2 different setups. This is a EL, an old EL, and here's an even older SLC. What is the difference? In the EL we have the so-called field flattener lenses here between the prism system and the ocular. Yeah. And in the SLC we don't have. The SLC is a more hunting class. With this the picture is perfectly corrected in the middle of the picture. Yeah. With the EL and also with the NL or the new EL range models, we have this field flattener lenses inside to correct the picture also at the outer areas, like the same in the center. Yeah. So there we have a Kuo skiriasi senesni žiūronai nuo naujesnių? Nauji žiūronai turi vieną papildomą lęšį. Ir senų žiūronų aiškus vaizdas būdavo tik tai per vidurį, kraštus biškai paplaukęs, o naujų žiūronų per visą dydį yra skaidrus ir vienodas. Skirtumas tarp Svarovskio papuošalų ir tarp Svarovskio optikos yra tai, kad jie naudoja be galo daug stiklo rūšių, o Svarovski papuošalus gaminančios kompanijos naudoja tik tai vieną stiklo rūšį, kuri maksimaliai atskleidžia visas šviesos spalvas. Skirtumas. Padengtam su savęs nematai, o nepadengtam tu matai viską kaip veidrodį. Ir čia sakė, kiek čia tų yra? 6 stiklai. Ir kai paklausit, iš kokio stiklo daro optinio taikiklio linzes, galima pasakyti, kad neaišku iš kokio, todėl kad stiklo rūšių yra apie 100 ir tik tai vienokio ir kitokio stiklų deriniai tarpusavyje, derinant tų stiklų skirtingas markės, nežinau, savybės ir kitokius dalykus, galima gauti Svarovskį. Linzių kiek suskaičiavo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Teoriškai 13 linzių, bet tai nereiškia, kad viena linzė negali būti padaryta iš 3 skirtingų suklijuotų stiklo sluoksnių. Tai sakė, kažkurie gaminiai 54 skirtingi, tam 2 skirtingi stiklai. Kosmos. Ta prasme, pas kinietišką optiką yra 2 linzės. Čia ir čia. Turbūt. Mechanikų 1 metų pabaigimo egzaminas. Jeigu pagamini laikrodį išskyrus grandines ir laikrodis veikia, reiškia, tu gali mokytis sekančiais metais. Toks geras, fainas reikalas. Ir čia viskas, kas yra padaryta, taurelės visokios ir visokie kitokie dalykai, šachmatai. Čia viskas yra padaryta studentų, kurie mokosi mechanikos 1 metais ceche šitą. Tikėtina, kad 2 metais jie jau gamina mikroskopus. Žodžiu, turą baigiam, nelabai mums ten leido filmuoti, nes ten paslapčių daug ir kad mes ten neprifilmuotume, ko dar reikia, fotografavom tik su atskiru leidimu. Ir šiaip
Didžiulis pastatas, daug skyrių, daug mašinų, daug žmonių, visi šypsosi, visi faina, visiems 900 žmonių dirbančių. Ir įdomiausia dalis tokia, kad visi mes susidarėme tokią nuomonę ir supratom, kad visi procesai yra kontroliuojami. Kontroliuojami ne po vieną kartą, kontroliuojami viso gamybos proceso metu ir viskas yra apie kokybę. Apie kokybę, apie toleranciją, apie suvedimus, suleidimus. Ir viskas yra tikrinama ir dar kartą tikrinama. Tik todėl Swarovskis yra Swarovskis. Už 5 eurus valgys. Geras. Austrija už 5 eurus. Na. Aš imsiu kotletą. Gerai, va. Imu kotletą. Markyčių be abejo. Va. Visko prisidėjau, eisiu ragauti. Už 5 eurus. Nu, normaliai.